Mes tęsiam diskusiją. Europos parlamentas kaip tik sukritikavo Lietuvą dėl draudimo propaguoti homoseksualius santykius. Parlamentaras Petras Gražulis net siūlo bausti už tai. Temą aptariam kartu su Seimo nariu Kazimieru Uoka, Margarita Jankauskaitė Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė bei Vladimiru Simonko, Lietuvos gėjų lygos pirmininku. Vladimirai, tai ar ne apskritai mes čia per daug sureikšminam situaciją ir Petrą Gražulį, na, pataisa, vieno Seimo nario, o mes čia pučiam kapišoną visam pasauliui? Norėčiau pasakyti, kad man teko irgi vakar žiūrėti karštus debatus ir noriu paminėti, kad Lietuva buvo linksniuojama ne tik dėl tai vadinamo Gražulio pataisų, bet taip pat dėl eilės kitų. Kokių? Tai nepilnamečių apsaugos neneigiamos informacijos įstatymas, taip pat jis buvo minimas, taip pat buvo minimas ir draudimas reklamuoti bet kokią reklamą, kur yra seksualiniai santykiai. Vladimirai, bet Seimo nariai, kurie sako, jog šitas įstatymas, šitas draudimas propaguoti homoseksualius santykius, jis kaip tik ir nukreiptas į jaunus žmonės, kad jų ta informacija nežalotų, kaip jie sako. Kaip jūs tai priimat? Aš galbūt pasakysiu, kad žinote, jeigu jau taip nuosekliai žiūrėti, mes tada apskritai turbūt 90% reklamos turėtumėm išbraukti, nes jeigu jūs kritiškai pasižiūrėsite, kaip yra reklamuojami dabartiniai produktai ir netmesite, reiškia, ir tos heteroseksualumo, tai aš nežinau, kokias reklamos jums liks tuomet. Nes suprantate, pas mus, kai sako seksualumas, tai vis tiek kažkaip tai atrodo, kad tai yra būtinai tik tai homoseksualumas. Bet jūs pažiūrėkite, kas darosi su heteroseksualumu. Ir beje, mūsų visuomeniai šiuo metu kur kas daugiau rūpesčių kelia būtent tai, kas yra susijęs su heteroseksualumu. Kad ir pastarėjai įvykiai... Kazimierai, jūsų požiūriu, propagavimas homoseksualių santykių, jis daro žalą visuomeniai, jaunimui? Pirmiausia, tai atkreipkim dėmesį, kad Europarlamentas inicijuotas Donskio liberalų sąjūdžio dar tik į vieno Seimo įstatymo pataisą taip audringai sureagavo. Tuo tarpu į jau įvykusius įvykius žmogaus teisų srityje Minske, kur sudaužyta 100 žmonių areštuota, jie dar nereagavo. Kas tai yra? Dvigubi standartai? Tai dvigubi standartai akivaizdus. Akivaizdžiai įsigimęs parlamentas. Nu tai palaukit, taip jūs pirmiausia pažiūrėkit, kur sudaužyta visas tautos demokratinis sparnas. Nėra dar tos reakcijos. Sankcijos dar tik svarstomos. O čia mažos šalies vieno Seimo nario pataisa. Nu, akivaizdžiai yra persvara vertybė, akivaizdžiai yra sukaitaliotos vertybės. Tai kada mes sulausim iš Europarlamento, pavyzdžiui, kokių nors lygių galimybių ginant ligonių teises, nusikaltimo aukų teises, nėra tų vertybių, ten perkreipta viskas Europarlamente. Tai jūs siūlote, kad reiškia sudaryti tokias aplinkybės mūsų valstybei, kada bus visiškai vidury baltos dienos sumušinėjami žmonės dėl savo lytinės orientacijos ir jums atrodys, kad tai yra vertybių gynimas? Jūs šitą norit pasiekti? Aš nesuprantu labai, kodėl yra supriešinami. Mes atidžiai stebim jūsų centro veiklą. Žinom, kad jis yra finansuojamas iš Europos centro ir dabar renkam informaciją, ką jūs ginat. Dar nepasibėjom, kad jūs gintumėt nuskurdusią visuomenės dalį, neįdarbinamas vyresnio amžiaus moteris. Kol kas to nepastebėjom, o jeigu jūsų veiksmuose bus persvara šitom vertybėm ginti, patikėkit manim, jūsų centras bus išguitas iš Lietuvos. Jis neturės šitą įstatymą. Tai čia kaip grasinimą dabar tyrim. Matot, bet žiūrėkit, aš sunkiai įsivaizduoju, lygių galimybių plėtros centre seniai, Margarita, dirbat ir kaip jūs štai priima tokius Seimo nario pareiškimus? Na, jūsų centras ne vien tai šitą problemą užsiima. Vos ne kaip grasinimą, todėl kad iš esmės tai, ką jūs paminėjot, socialinė atskirtis, tai yra vienas iš pagrindinių klausimų, kuriais mes pasisakom. Kol kas nepastebėjom. Na tai atidžiau žiūrėkite, gerbiamas Seimo nariai. Mes kalbam apie homoseksualių santykių o homoseksualumas tai yra, suprantat, mes labai, jūs irgi taip dažnai propagavimas, ne propagavimas. Tai yra tiesiog šitos grupės žmonių teisė būti tuo, kas jie yra. Kalbėti apie tas problemas, su kokiamis jie susiduria. Kur su Lietuvoje 2 milijonai žmonių? O problemų yra. Jie teisės gina koks 1000 žmonių. Tai kur prioritetai? Aš noriu pasakyti, kad... O kodėl jūs atskiriate tos dalykus? Kodėl jūs tos dalykus atskiriate? Gerai, bet jūs sako dėl paties propagavimo termino. Leiskite man dabar pasakyti tai, kad su ponu Uoka nesutinka Lietuvos Respublikos vyriausybė. Prieš akis aš turiu vyriausybės išvadas. Ir kurias mes tikrai remiam, nes tai galbūt... Ką jos sako? Jos sako, kad Gražulio pataisos akivaizdžiai
pažeidžia Lietuvos ir tarptautinės žmogaus teisių standartus ir įstatymus. Ir tai yra dokumentas, už kurį balsavo visa vyriausybė, kurie suteikė įgaliojimus jūsų partija taip pat. Gerai, bet kalbėkime iš esmės ir telefonu mes turim Petrą Gražulį, įstatymo pataisos autorių. Labas vakaras, Petrai. Labas vakaras. Tai vis dėlto gal trumpai labai žmonėms galėtumėt pasakyti, ką jūs turėjote omeny štai teikdamas tą įstatymo pataisą, kuri iš labai audringų diskusijų sulaukė Europos parlamente, reakcijų ir štai vyriausybės pozicija, ką tik cituota. Taip. Jeigu galima, pirmiausiai repliką norėčiau pasakyti dėl Kubiliaus krikščioniškosios vyriausybės. Tai faktiškai krikščionių demokratų partija, kuri turi remtis ir remiasi savo programai krikščioniškoms vertybėmis, dėja, jie jų nesilaiko ir aš manau, kad mes taip pat kreipsimės, kai ateis šitas Seimas į įstatymą, kad tie Seimo nariai, kurie balsuos prieš šitą įstatymą, kad tikrai vyskupai iškabintų jų nuotraukas bažnyčiose. Vienas dalykas. Kitas dalykas. Mes jų nenorim diskriminuoti ir persekioti. Mes nenorim, kad jie žalotų mūsų vaikus, jaunimą ir kad jie propaguotų savo iškrypusį gyvenimo būdą. O kaip žaloja, Petrai, o kaip žaloja, galite pasakyti? Tai, ar jūs galvojate, jeigu tai yra homoseksualai, tai yra normali šeima arba normalų žmonės, jie yra iškrypę iš raškačių, iš gero gyvenimo ir jie nori turėti daugiau pasekėjų. Ir kad kuo daugiau būtų vaikų jaunimo įtraukta į šitą blogį. Aš sakau, visos imperijos žlugo dėl moralinio supuvimo. Lygiai Romos imperija, Babilono imperija, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, šitai supuvusi Europai ateina galas dar nesusitvėrus. Tai Lietuvos laukia Sodoma ir Gomora, taip? Lietuvos taip laukia visos Europos. Iš Europos ateina supuvimas. Europos parlamentas nesvarsto, kad baigia įsivaikščioti dėl Kubiliaus vyriausybės Lietuva. Jaunimas išvažiuoja, kad čia bedarbystė, kad trečdalis neužtenka duonos, tai Europai tai nerūpi. Europai rūpi kažkokie pidarastai. Gerai, kad jie propaguotų savo gyvenimą būdą. Dėkui Jums už Jūsų pasisakymą. Na, jame buvo ir tam tikrų necenzūrinių dalykų. Aš dėl to atsiprašau žiūrovų, bet tiesiog tai yra asmeninė parlamentaro nuomonė ir, na, žmonės patys turėtų atsirinkti. Taip. Aš tik norėjau pakomentuoti. Nieko naujo šito retorikoje nėra. Tik tai man gaila, kai kurie Seimo nariai mūsų homoseksualų teisių kortą naudoja savo rinkiminį kampaniją. Jūs mano, čia tas atvejis? Be abejo, tai, prasme, tai yra jau įrodyta ir mes matom, kad šitas Seimo narys, jis jau ketvirtoj kadencijoje, vienmandatiniai apygardoj ir puikiai naudoja mūsų kortą, rodamas, kad jis kariauja su blogiu, jis vardė. Tai gal tą patį ir Kazimieras daro? Žiūrėkit, palaukit. Realybė yra tokia. Apie 2/3, jeigu ne 3/4 Lietuvos žmonių yra mūsų pusė. Ir mes iš kur jūs žinot? Iš kur jūs žinot? Visokios apklausos, rodo balsavimą ir visa kita. Bet liberalų sąjūdis, kuris turi Donskį Europarlamente, prieš eidamas į Europarlamentą šitos veiklos nedeklaravo. Jie neturi mandato tą daryti, ką jie dabar ten išdarinėja. Ir patikėkit manime, o jūs deklaravote savo veiklą? Aš Doros Sąšaukos deleguotas Seimo narys. Ir labai dora diskriminuoti žmonės. Palaukit. Tai kitose Europarlamento rinkimuose... Jūsų klausė, ar Dora diskriminuoti žmonės? Atsakysiu pirmiausia apie įgaliojimus rinkėjų. Tai liberalų sąjūdis kitose Europarlamento rinkimuose ir jau šiuose savivaldybės rinkimuose tikrai bus įvertintas už tokią veiklą. Socialdemokratai už paviljoninės įsitraukimą į savo sąrašą tikrai bus įvertinti, nenuslėps šitos savo tematikos. Ir rinkėjai nusistatys, už ką balsuoti. Bet taip yra. Kaip tai suderinama su Dora žmogaus teisų pavadinimas? Doros sąvoka yra įforminta Lietuvos konstitucijoje. Kokiam? Straipsnis yra, ką jūs nežinot? Taip, jis yra Dora yra apibūdinta kaip homoseksualių žmonių. Palaukit. O kas tai yra Dora? Čia pradėkime aiškintis. Na, pradėkime. Kas turėtų teisę išaiškinti Doros sąvoką? Bažnyčia, etikos mokytojai, tikrai negėjai. Galbūt ne aš. O jūs galvojat, kad bažnyčiai gėjų nėra, tarp mokytojų gėjų nėra. Aš nešiuosi tą Doros sąvoką. Įtariu, kad net iš Lietuvos. Su manim kartu tą nešasi apie 3 milijonai Lietuvos žmonių ir aš tą tvirtai ginsiu. Tikrai ne 3 milijonai. Tikrai ne jūs turite teisę aiškinti Dorą. O jūs turite teisę. Aš turiu prieš akis. Su manim taip aiškina ne 1 milijonas Lietuvos žmonių. Aš turiu prieš akis jūsų 36 straipsnį. Mes pasižiūrėkim, Vladimirai, Delfi apklausą. Mes taip pat Delfi portalo skaitytojams pateikėm klausimą, ar turėtų būti draudžiamas homoseksualumo propagavimas Lietuvoje. Na, tas propagavimas, matyt, žodis sąlyginis, bet viešinimas tai taip,
60 beveik. Bet tai nėra Aurimai, prieš kelis metus, aš manau, jeigu būtų daroma šitą klausą, va tas, prie to žodžio ne, būtų mažiau negu 10% balsavo. Aš noriu pasakyti, kad tendencijos keičiasi, nes jeigu nebūtų taip tendencingai formuojamas požiūris į šitas socialinės grupės, mes iš tikrųjų neturėtum čia problemų. Bet keičiasi požiūris dėl ko? Dėl to, kad Kazimieras taip radikaliai kalba. O ką jūs manote? Viešoje erdvėje kalbėti tokius žodžius neatsakingai. Tai ir yra viešoje erdvė, kuria formuojama tas neigiama nuostata. Ir tai daroma sąmoningai ir tai kenčia mūsų bendruomenės nariams. Jie dėl to išgyvena. Bet jie sako, kad jūsų veikla kenkėjai Lietuvos jaunimui štai žaloja jaunus žmonės. Turiu pasiūlymą, Vladimirai. Tai nesąmonė. Žiūrėkit, puikiai žinom jūsų klubus naktinius, kur jūs ką žiūrėkit. Palaukit, susitarkime. Vladimirai, susitarkime. Palaukit minutėlę. Palaukit Vladimirai, palaukit sekundėlę. Dabar vis man pasakyti, ką reiškia jūsų klubai. Ką jūsų klubai? Vladimirai, išklausykime iki galo. Gerai, koks pasiūlymas? Jūs man išduodate leidimą eiti jūsų klubus bet kada ir pafilmuoti. Ir pamatysim, ką mes ten rasim. O jūs norit, kad pafilmuotų heteroseksualių kadrų klubuose? Aš už juos neatsakingas. O kodėl? Taigi jūs taip heteroseksualus, jūs atsakingas už kiekvieną klubą. Bet kas draudžia jum ateit, kur jūs norit šiandien laisvoji šalyje? Ten yra uždaras įėjimas. Jeigu mes pasakysim iš anksto ateinantis, ten jie be abejo pasitvarkys, nebus įprastų scenų. Bet ką jūs ten rasit? O mes žinom, kas ten darosi. Ką jūs ten norit rasti? Tai žinom, ką ten rasit. Visi Lietuvos žmonės žino, kas ten darosi. Tai pasakykit, nes... Čia visi tai... Bet jūs suteikit mums teisę ateiti netikėtai ir pafilmuoti jūsų klubą. Bet jūsgi neprieštaraujat, jeigu mes sėdėsim kažkur viduj, mes galim daryti, ką tik norit. Tai ko jūs norit? Tai gerai, mes jūs galim įsileisti. Jūs netgi mums viduj neleidžiat gyventi taip, kaip mes norim. Visus vidaus renginius, bet kada norit. Suteikit mums tą teisę ateiti. Gerai, bet kame čia problema? Margarita, na, moteriškas balsas gal konstruktyviau. Atsakykite tokį klausimą. Kodėl, pavyzdžiui, kai žmonės rengia uždarus vakarėlius, tai kaip taisyklė, neįsileidžiate nei filmuoti, nei kažką daryti. Manau, kad kai jūs kažką intymiai, privačiai, tai viskas, tai kame jūs čia problema? Visus viešus mūsų pusės renginius, kaip tai susiję su mūsų kalbama? Čia yra paslaptis, kad gėjų klubuose kviečiamas jaunimas nesisiorientavęs šitoj vertybių skaliai, pavaišinamas kai ko ir po to priviliojamas. Iš kur jūs žinot, jeigu jūs ten nevaikšto? Tai yra jų kelias. Iš kur jūs žinot? Yra daugybė paliudijimų ir filmuotas medžiagos. Aš irgi turiu paliudymę apie heteroseksualius klubus, kaip viliojami berniukai ir mergaitės. Ir kuom tai baigėsi, mes žinom. Jūs heteroseksualus, aš taip pat kaltinu, kaip jūs kaltinat mane dėl homoseksualų. Gal po vieną, ne po. Aš ginu tą visuomenės dalį, kur Kazimierai, galim po vieną kalbėti, Margarita. Vis dėlto, štai pasakytas kaltinimas, kad tuose klubuose renkasi žmonės, jauni žmonės, dar nesusiformavę iki galo ir, jie yra išvedami iš kelio. Į klubus žmonės gali ateiti turėdami 18 metų. Tai yra pilnametystė ir žmogus jau pilnai atsako už tai, ką jis ten daro, kaip jis praleidžia tą savo laisvalaikį ir jeigu ponas Uoka... Pone specialistė, o rinkimų teisė įgyti 21 metų. Po vieną, ne po. Kazimierai, mes išjungsime jūsų mikrofoną. Kazimierai. Leiskit pasakyti iki galo tada. Tai viskas, vadinasi, tai yra pilnamečiai žmonės ir jie renkasi kaip linksmintis. Klubų yra visokių. Kaip beje ir ten, kur linksminasi heteroseksualiai. Ir tai nėra susijęs su vieša propaganda. Tai nėra susijęs su viešu gyvenimu. Jeigu konservatorių partija pradės dar reguliuoti mūsų laisvalaikį, mūsų klubuose, štai yra nauja informacija. Ir man atrodo, dar ne viena rezoliucija laukia Lietuvos. Palaukit. Aš ginu tą visuomenės dalį, kurie lytinius santykius aplamai neskaito centrinė gyvenimo vertybė. Yra labai daug žmonių, kurie nei heteroseksualių santykius neskaito pačia svarbiausia vertybė, nei homoseksualių. Tai aš esu tos visuomenės atsakyti. Ir tikrai negaliu sakyti, kokius nors klubus. Kazimierai, yra žmonės, tai jūs pasakykit, kaip jiem tada elgtis. Ką jie gali, ko jie negali. Galit pasakyti? Ne, tai aš siūlau susitarti. Taip, kaip dabar yra, kad mes jų neliečiam vidinėse patalpose. Ir jie neorganizuoja šito Lietuvos šmeižimo per Europos parlamentą,
Tai galėtų būti Jūs manote, čia susitarimo jų riba. organizuotas dalykas? Bet matome, kad jie organizuoja tą, kad jie tą toliau darys ir tai verčia ir mūsų toliau. Vladimirai, jūsų atsakymas. Šiaip man dar kartą liūdna girdėti visus šitas kalbas. Aš norėčiau nukreipti diskusiją konstruktyvę linkme. Nes žiūrim pozityviai. Iš Europos Sąjungos, iš Europos parlamento atėjo stiprus signalas, kad Lietuvoje ne viskas tvarkoj mūsų homoseksualių žmogaus teisių srityje. Ir aš manau, kad štai atėjo laikas nemėtyti akmenim, o juos rinkti. Mes turim susėsti su vyriausybė, mes turim susėsti su savivaldybė, mes turim susėsti su tam tikrais atstovais iš Seimo. O įmanoma susėsti su Kazimieru Uoka? Gal su šito pono nelabai, bet yra ir kiti Seimo nariai, su kuriais Mes turim trumpą reklamą, diskusija išeiti trumpą reklamą. įmanoma. Staptelkim. Iš tik po jo sugrįšim į karštą vakarą, tikrai čia karštą, mes kalbam apie Europos parlamento rezoliuciją susijusią su homoseksualių santykių propagavimu.